pirmiausia, savame suprantama, negalvojam apie aplinką, galvojam apie save, kaip savo sąmonę, išsigryninti, išsivalyti, kaip mums būti ramiems, kaip mums būti kantriems kartais, o kartais nebijoti pasakyti savo poziciją, parodyti ją, kad jūs tam nepritarėt, jūs tokios destrukcijos nenorit savo gyvenime ir to nebus, su jumis to nebus. Be jūsų prašom, eikit ten ir darykit savo destrukcijas, aš čia nedalyvausiu. Aiškus irgi, netoks, kad viskas, kas vyksta, viskas gerai. Ne visai taip. Vyksta ir kas negerai. Bet vietoj tų žodžių gerai, negerai, kad mes nesipainiotume stereotipinėse šitose, kad būtent, kad prisivykim ir padarykim visus laimingais per prievartą. Nežinom, kas tai yra, bet darykim, kam nors tiks. Tai kad nebūtų šitaip. Tai mes turim suvokti tą gėrio, kaip sakoma, sąvoką šiek tiek giliau. Giliau, apžiūrint tą vadinamą demoversiją, kam čia kas gerai, kam nauda, kokia nauda ir iš to, kokiu momentu, bet vis tiek viskas grįž į save patį. Vis tiek jūs žiūrėsit, kaip jums tuo momentu elgtis, ką jums šiuo momentu daryti. O visa kita po to, kaip sakoma, susistato pagal jūsų tą, kaip jūs elgiatės ir kaip jūs, pozicionuojat save. Kas aš toks? Ar aš niekas su visko sutinkantis, ar aš turiu savo nuomonę tam tikrais klausimais. Ir tai nereiškia, kad aš ją primesiu kam nors, bet kad aš ją išsakysiu, jeigu manęs klaus, tai tikrai. Toks kažkoks, rinkitės kažkokį maždaug būdą, kad pradžiai nebūtų per sunku, nes rinkit tos funkcijos išgelbėsiu visą pasaulį. Nuo ko? Nuo jo pačio. Žmogų nuo žmogaus neišgelbės, jis niekur, kaip sakoma, savęs nepaliks, nei kelionė nepamirš savęs, vis tik jį parsitemps namo. Čia nėra prasmės net, čia bus kova su vėjo malūnais, kuri, apskritai net neegzistuojanti. Galvoju taip, galima užsivelti, bet iš tikrųjų reikia priimti taip, kaip yra viską. Be rožinių akinių ir be tų pabaisų, kurias mes susikuriam savo galvoje. Neužaštrinant, nekraštutinumai, mes į vidurkį einam, daugiau harmonijos. Vidury lazdos visada mažiau svyravimų negu ant galų. Tai jeigu nenorit, kaip sakoma, kalnelių linksmųjų afrikietiškų, tai galų nereikia vaikytis. Arba jau labai labai blogai, arba labai labai gerai. Čia jau labai labai geras, labai labai blogas. Ir taip ir, kaip sakoma, supynės prasideda ir po to jau tik įsisibuoja, kad po to nebeaišku, kas čia prie ko. O jeigu aplinka yra kažkokia destrukcinė, tai savai suprantama, nieko jūs nesitikėkit iš tų žmonių. Nieko nelaukit, kad jie jūs įvertins, jeigu kas nors netyčia pasikeis. Jūs nežinosit, teisingai ar neteisingai pasielgėt. Tiesiog žiūrėkit, kaip rezultatas tenkina, jūs netenkina, dar kitaip elgsiuosi, dar kitaip. Daug požiūrių, daug visokių alternatyvų, daug galimybių, viską bandykit, tam gyvenimas duotas. Nesidėkit, nelaukit, kol kaip man išsirinkti vieną teisingą būdą, kaip gyventi. Niekaip, jo nėra. Gyvenkit visais būdais ir žiūrėkit, kas gaunasi. Žiūrėkit, ką aplinka daro, kokia jinai, kaip jinai persiformuoja pas jūs. Taip ir darbai netiktai atsiranda nuo jūsų pasikeitimo. Ne dėl to, kad jūs išmes, o dėl to, kad jūs rezonuosit su kitokiais šaltiniais aplinkui. Viskas bus gerai. O iš pradžių visada, kaip sakoma, naktis, tamsa ir išėjimo nėra. Ne, deja, išėjimas visada yra. Netgi toj, sakykime, aplinkoj. Tai visada galima, kaip sakoma, pasikeitus į save nunešti į ją. Dabar kitas filmas. Dabar kitas personažas atėjo. Jūs mėgaukitės gyvenimu. Vienas žmogus turi savyje gero, ar ne? Ieškokim tų momentų. Ir bandykim juos ištempti ir jam parodyti. Kad netoks tu čia ir baisus, tu pažiūrėk, tu matai, tau ir gyvūnėlio gaila, ar ne? Arba ten dar kažkas. Kiekvienas turi savo. Ir jūs turite išmokti tą žmogų pamatyti. Ne tik tais jo blogus poelgius ir jo gynybą, o kodėl jis ginasi, kodėl jis toks agresyvus, nuo kada prasidėjo, kas jam atsitiko. Laimingi žmonės ir patenkinti savim, jie nebūna destruktyvus, kaip taisyklė. Tai yra šansas, kaip sakoma, ir įsigilinti ir pakeisti kažką šitoje aplinkoje.
Bet pradėkit nuo to, kad jūs pakeiskite tik save. Savo požiūrį, save, po truputį, stebėkit aplinką, nesikiškit, nesidėkit į save pirmiausia, orientuojamės kol kas iš tikrųjų tik į save ir bandykit naudotis progą ir daryti tik tais savo galvoj komfortą ir aplinkui save. O po to po truputį daugiau.